Taigi, rektoriau, gal galėtumėt papasakoti apie studijų programas mūsų akademijoje? Na, pirmiausiai, mūsų programos, taip tiesiai šviesiai pasakysiu, yra ateities studijų programos. Mūsų Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas dabartiniu metu yra vienas iš mažiausių visoje Europoje. Normaliai fiziškai aktyvių yra apie 10% Lietuvos gyventojų, kai tuo tarpu Suomijoje yra apie 70%. Ir tai kainuoja visai Lietuvai per metus maždaug apie 800 milijonų litų tas žmonių mažas fizinis aktyvumas. O mūsų visos programos yra daugumai programų yra susijęta su to, kaip yra gerinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą. Aš esu Greta, studijuoju Lietuvos kūno kultūros akademijoje, esu antrakursė, mokuosi kineziterapiją. Ir labai džiaugiuosi, kad čia įstojau. Dauguma galvoja, kad čia stoja tik tai sportininkai, tačiau taip nėra. Dauguma stoja vien tam, kad ką nors čia įsidėtų. Žinoma, dar kai kurie dėl to, kad turi visas galimybės sportuoti. Mūsų visi studentai yra mokinami plaukti. Jie ne tik išmoksta plaukti, bet jie išmoksta ir gelbėti skęstantyje. Kalbant apie mūsų akademijos baseiną, tai yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kuri turi tokį gerą, gražų baseiną. Vanduo aplamai žmogui yra būtinai reikalingas. Jaunas žmogus, kada esi vandenyje, mažiau raukšlių. Todėl, kad kartais žmogus sensta tada, kada trūksta vandens organizme ir žmogus vandenyje pas mus, visi pas mus labai gražūs už tai. Aš esu Paulius, mokuosi Lietuvos kūno kultūros akademijoje, studijuoju kineziterapiją. Man čia labai patinka mokytis dėl to, kad čia yra labai šaunus kolektyvas, šaunus dėstytojai. Per paskutinius 1,5 metų aš labai daug ko čia išmokau ir aš net neabejoju, kad kai baigsiu mokslus, aš tikrai gausiu darbą. Kita programa pas mus labai, bandau aš šiek tiek girtis, bet noriu teisybę sakyti, tai yra viena iš stipriausių Pabaltijoje programų, tai yra kineziterapijos programa. Jos išskirtiniai bruožai, du tokie yra svarbiausi. Pirmiausia, jos yra gera praktika ir gero lygio judesių ir sporto mokslų. Judesių ir sporto mokslas pas mus, galima pasakyti, tą pripažįsta ir mūsų didžiausi konkurentai, Tartu universiteto mokslininkai, yra dabartiniu metu yra pats stipriausias Pabaltyje. Ta mums pasisekė padaryti. Ateities programa kineziterapijos. Kodėl? Dėl to, kad dabartiniu metu kineziterapijos specialistų trūksta, reikia trigubai daugiau, kad būtų. Kita problema, kad jie sunkokai randa darbą, tai jiems reikia šiek tiek suteikti daugiau verslumo žinių. Taigi ta programa yra praktiška, gerų mokslų grįsta, dar reikia pridėti verslumo ir bus tikrai ateities programa. Kitos programos pas mus yra sporto edukologijos programos. Tai yra sena klasikinė programa, yra trenerių rengimo arba treniravimo sistemų. Šiandieną Kūno kultūros akademija aiškiai pasuko kryptimi. Mokslas ir mokslas į studijas, mokslas į technologijas. Šiandieną mūsų rengiami specialistai, jeigu paminėt, sakysim, atletinio rengimo specialistus, tai šiandieną jie savo paskaitose disponuoja geriausiamis technologijomis, kurios yra, sakysim, rengiami pasaulio olimpiniai čempionai. Mūsų specialistai baigę, sakysim, Kūno kultūros akademiją, sėkmingai dirba ir užsienio universitetuose. Ir jų yra jau ne vienas, ir ne 2, ir ne 10, sakysim, kurie dirba prestižiniuose universitetuose ir, sakysim, mūsų tolimesnė vizija turėtų būti, kaip šitos žmonės sugrąžinti Kūno kultūros akademiją. Mūsų akademijos pagrindinis tikslas yra iš tikrųjų pagrindinis akcentas tapti europietiško lygio sporto universitetu, kurio pagrindinės vertybės ir tai stengiamės įgyvendinti aukšto lygio, tarptautinių lygių mokslas ir mokslo pasiekimo integravimas į studijas.